Aš neskubėčiau su nuosavo būsto įsigijimu, čia yra mano asmeninė patirtis. Po gyvenimo etapo bim bam buvo sunerimta dėl savo ateities. Aš supaprastinčiau savo gyvenimą labai stipriai. 11,5 metų užtektų. Finansinės pagalbės. Okay. Didoka. Kur labiau akcentas? Ar mes norim nuo savo būsto, ar mes norim finansinės laisvės? Kol jisai krenta, ta prasme, po to viso, supirkinėjai. Kol jisai ten vaikšto kažkokiose rėžiuose, supirkinėjai. Pradeda kilt, nėra ten ko jo pirkti, alokuokime pinigus kitur. Sveiki atvykę į dar vienas realias situacijas. Šiandien su Aleksandru kabinam 3 skirtingas situacijas iš jūsų gyvenimo, tai reiškia patys užpildėt klausimyną. Žinau, kad truputį užtrunka palaukti, žinau, kad visi klausimai, o kodėl neapžvelgėt mūsų, apžvelgsim. Jeigu išsamei atsakėt ir užtruko, taip sakant, su daugiau negu 24 žodžiais į 27 klausimus atsakyti, tikrai aptarsim ir pasidalinsim, bet eilutė yra kažkur 6-8 savaitės. Tai, taip sakant, truputį kantrybės ir apžvelgsim. Paraleliai nepamirškit, kad jeigu norite, kad apžvelgtume jūsų arba kaimyno situaciją, klausimynas apačioje, ten dar papildoma krūva bonusinių nuorodų ir įvairiausių pasirinkimų ir mes šokam be kažkokių tolimesnių introductionų tiesiai į situaciją, bet mini priminimas, kad vėl. Tai nėra rekomendacijos, viskas, apie ką mes šnekam, tai yra mūsų įžvalgos, idėjos, kaip mes darytume, vėlgi, viskas susijęs su mūsų praktika ir jeigu jūs atkreipsite dėmesį, kai kuriuose realiuose situacijose mūsų nuomonės išsiskiria šitoje vietoje. Gan dažnai. Tai vadinasi, nėra taip, kad tai bus kažkoks universalus šventasis gralius, kuriuo dabar reikia tikėti, pasitikėti ir viską daryti grinai pagal tai, kaip pasakė Emilis arba Aleksandras. Mąstykit savo galvą, mes nežinom jūsų situacijos, mūsų patirtys yra skirtingos, mūsų požiūriai yra skirtingi, rizikos tolerancijos. Tai dėl tos priežasties jūs ir išgirsit po kelias nuomonės, tad važiuojam prie situacijos. Geriausias variantas. Pasisveri skirtingas, išsirinki, kas geriausia tau ir judi. Gerai, turim gamybos vadovą su darbo sutartim, 2200 uždirbam, 1200 išleidžiam bei įsipareigojimų, 28, neturi antros pusės, susimoku pirmas savo, bei skirtingos sąskaitos, nuoma, maistas, auto išlaidos, planai, telefonas, džimas, pramogos, nenumatytos išlaidos, labai gerai. Santaupos nuo pajamų 1000 eurų, santaupų suma finansinė pagalbė 5, investavimo priežastis atsinaujinti automobilį, tikrai jau reikia, čia pirma priežastis, antra, nuosavo būsto įsigijimas, trečia, pasyvios pajamos apie 1500 per mėnesį. Smagu, kad taip tiksliai. Akcijos ETF-ai, P2P obligacijos patirtis, tikrai yra patirties. Investuojamas suma 1000 eurų, tai visą santaupas ir investuojam. Saugiklių šiuo metu neturi, mokesčių lengvatų neišnaudoja. Edukacija, dėka jūsų, Emilija, Aleksandra, Justina, po gyvenimo etapo bim bam buvo sunerimta dėl savo ateities. Labai geras etapas, bim bam etapas. Labai daug padėjo jūsų kuriamas turinys susidėlioti dalykus į vietas, tad nenustokite kurti. Tikrai, dirbam toliau. Dar keletas klausimų tinklalaidžių, keletas perskaitytų knygų ir apsuptas savo burbulas. Šiek tiek protingesniais finansiškai asmenimis. Labai gerai. Lūkesčiai. Ko tikitės iš pokalbio? Tai turimos investicijos 10 000 S&P 500 ir turim 2500 real income. Pirmas klausimas dėl investicinio portfelio pakoregavimo. Ką dadėti, kažką galbūt pakeisti, rizikos tolerancija yra tikrai nemaža, kad įvertinčiau įvairius variantus. Perkeliant investavimo tikslus čia, atsinaujinti automobilį, galvoju apie 20 000 eurų autoleasingą. Puikus video šią temą, Aleksandrai. Nuosavo būsto įsigijimas, pasyviems pajamos, kam prireiks apie 490 000 portfelio, jei gerai skaičiuoju. Noriu jūsų įžvalgų, kaip dėliotumėtės visą planą. Suprantu, kad automobilio lizingas ne vietoje ir ne laiku tikriausiai. Kaip viską dėliotis, kad nepažeisti investavimo ir jį toliau bendrai didinti. Ar galbūt svarstyti kitus variantus. Taip pat koks planas dėl nuosavo būsto. Ir tada all-in įmanomas neišleidžiamas pajamas į investavimą. Klaustukas. Yra kelių klausimų, tai galbūt iš karto į lūkesčių šokam, tai nežinau, ar nori kažką dar prabėgti. Aš tik taip pamečiau, kiek pajamų. 2 ir 1-2 išlaidos. Ir 1000 investuoja. Šiaip labai stipru, taip sakant, mes kalbam 50% investicijos. 5% keliauja. Tai iš lūkesčio atsinaujinti automobilį ir su leasingu, tai vėlgi 20 000 tai yra kaip minimum 10 mėnesių pajamų automobilis. Aš sakyčiau, kad gal ne, aš taikyčiausi tiesiog šiek tiek į pigesnį variantą ir pasitaupant, taip sakant. Tai šitoje vietoje leasingo 20 000, jeigu formintis, tai vėlgi tai nebus kažkas tai naujo tikriausiai. Ta prasme, tai mes gausim ne leasingą, mes gausim tikėtiną tą labiau link vartojimo kredito daiktą.
Tai va, tai palūkanos bus brangesnės, tai aš siūlyčiau tiesiog šiek tiek, jeigu jau tiek, va, kaip žvengas yra uždėtas, kad jau tikrai reikia, jeigu jau tiek dakentėjai, tai pakentiek dar šiek tiek ir nusipirksi. Aš pirkčiau iki 6 mėnesių, tai pajamų tai yra iki 12 tūkstančių, ta prasme tokiu atveju, pačio atveju ir nenaudočiau leasingo, susitaupytų tie patys 8 tūkstančiai pinigų ir valio. Tai čia pirmas dalykas. Antras yra nuosavo būsto įsigijimas. By the way, galbūt aš pirkčiau kokį nors daiktą iš Amerikos, kurį reikėtų ten paremontuoti, kaip pavyzdys, tai viskas išsitęstų laikė, tai kaip ir mašiną jau ten užsakytum, turėtum ir taip tie pinigai labai tvarkingai ir susidėliotų, kadangi biudžetą valdyti moki, tai galėtum pagal pinigų srautą planuotis ir remontus ir turėti galbūt fainą aparatą. Antras nuosavo būsto įsigijimas, tai investicijos, viskas tvarkoja. Aš neskubėčiau su nuosavo būsto įsigijimu, čia yra mano asmeninė patirtis. Jeigu ir pirkčiau, tai tikėtina kokį nors ekonominės klasės butuką, kad galėčiau jį paleisti nuomojo, pats gyvenčiau visgi, pasigerinęs savo cash flow, gyvenčiau nuomojamam ir šiek tiek geresniam ir viskas. Bet, nežinau, investuoti nuosavam būstui, jeigu dabar, klausimas, su turimom investicijom, ar parduosi vardant pradinio įnašo, ar ne? Nes jeigu parduosi, VUA tą patį, tai vėl tau visą investavimo kelią reikės pradėti iš naujo, kas yra, visiškai liūdesiukas. Tai aš pasiskirstyčiau tiesiog tą 1000 eurų per mėnesį, kuris lieka ir skirtas investavimui, 3 finansiniam tikslam. Trečias, jisai yra labiausiai ilgalaikis, aš sakyčiau, tai į jį keliauja kažkokia pinigų suma, sakykime, ten 25 metai, 30 metų pasiskaičiuoju, kiek turi keliauti, tai gaunasi apie 200-300 eurų, kažkas tokio, pagal mane mintinai tai primetant iš galvos. Nuosavo būsto įsigijimas galėtų keliauti po 500 eurų per mėnesį, bet vėlgi investavimas tas pats VUA puikiai tinka, nes vis tiek reikės kokių apie 5 metų, kol susikrausi visą reikalingą kapitalą. O su mašina jau atsakiau. Tai čia mano subjektyvi nuomonė, o visa kita tu darai gerai. NT fondai plus 500 didžiausių. Koregavimo kažką keisti? Nieko aš nekoreguočiau, jeigu tave tenkina santykis S&P 500 ir nekilnojamo turto, tai that's fine. Aš galbūt vienintelis niuansas, ką galbūt pridėčiau, tai šiai dienai pagal visus fundamentalus VC atrodo labai gerai, tai aš galbūt papildyčiau, bent jau per porą nekilnojamo turto kompanijų išskaidyčiau savo tą NT portfelio dalį. That is it. Ir viskas. Cool. Aš gal iš savo pusės dėl automobilio tikriausiai, sakyčiau, gerokai mažesnę sumą imčiau ir čia prioritetas būtų galbūt labai greitai, jeigu mes kalbam, 3 mėnesiai, 3000 mes galim kažką važiuojančio jau turėti. Tuo pačiu 6 mėnesiai, 6000 ir irgi situacija šioje vietoje labai nemanau, kad pablogėtų, 20 000 pasirinkimas pablogintų bendrai. Tuo pačiu 3 tikslai. Tai kur prioritetas? Jeigu iš šitų visų prioritetas yra atsinaujinti automobilį, tai šitas variantas lyginamai greitai išsisprendžia 6 mėnesių taupyklį ir aš sakau, viską atsidedu į taupimą ir tam, kad nusipirčiau automobilį ir viskas. Jeigu antroje vietoje yra nuosavo būsto įsigijimas, tai liuks irgi galime dėliotis. Bet aš tikriausiai sakyčiau, jeigu automobilis numeris 1, tai aš jį uždaryčiau per 6 mėnesius. Tai reiškia, mes turim šitoje vietoje etapą, kur pasitaupam daugiau čianais, galbūt kitas vietas ant pauzės, tam, kad mes būtent pasiektume norimų tikslų, jeigu tai iš tiesų tikrai jau reikia. Nes, kai sėdi ir tau dashboardas bingo sako, surinkinėk 5 alarmus jau, truputį jau pavojus pasidaro, ką mes investuojame, mes ateities galbūt nesulauksim su tam tikrom transporto priemonėm. Suma tikrai, aš argumentuočiau, turėtų būti gerokai mažesnė. Aš netgi tų 6 mėnesių atlyginimo, man atrodo, per didelę sumą didžiai daugumai, bet vėl, čia jau pasversit ant savo pusės, ant kiek tai yra prioritetas. Sekantis dalykas, kur labiau akcentas. Ar mes norim nuosavo būsto, ar mes norim finansinės laisvės. Tai jeigu finansinės laisvės, tai į investicijas ir dideliais tempais, ir jeigu gali toliau tęsti tą 1000 eurų, super. Sekantis žingsnis yra galbūt padidinti atlyginimą savo. Aš tikriausiai sakyčiau, pasyvios pajamos nėra vienas ir čia po 1000 eurų atsidėdinėčiau. Ir tuomet akcentas, jūs tikrai galite pasiekti labai didelių rezultatų šioje vietoje, jeigu galite ir toliau po 1000 atsidėdinėti. Manau, jeigu 50% čia yra 15 ar 16 metų finansinė laisvė, kažkas tokia. Tai 20 trumpiau. Tai mes kalbam, taip sakant, jūs 28, tai mes kalbam truputį virš 40, jau sakysit, aš galiu ir nebedirbti.
paraleliai iš savo atlyginimo padidinimo, čia būtų tas papildomas rezervas, į kurį žiūrėčiau į nekilnojamą turtą. Nes kol kas, jeigu prioritetas nėra turėti nuo savo būstą, jūs sugebat labai daug pinigų atsidėti. Aš finansinę nepriklausomybę dėčiau tikriausiai kaip numeris 1, visa kita jau 2 ir 3. In the end of the day, tikslas nėra prisirišti prie daikto, kuriame tu gyveni ir jis nuvertėja. Tikslas yra turėti pasirinkimo laisvę, kada aš noriu gyventi, kur noriu gyventi, ne, nu, vat, kada, kurioje vietoje aš noriu gyventi, taip sakant, kuriame gyvenimo etape. Ir didesnis portfelis su nuoma duoda daug daugiau laisvės pasirinkti šitoje vietoje, neįsipareigojant nei bankui, nei kažkam. Tai va, įsipareigoti galima tam pačiam investavimui, ne, kaip pavyzdys, va, kaip ir sakiau, ekonominės klasės ten turtą pasiėmė ir viskas. Jo. Tai va, tai čia dalis tos pensijos ir pasyvių pajamų dalies galėtų būti. Bet jeigu man reikėtų, aš 28 metai žmogui buvo, aš įsigijau savo pirmą NT 28, nu, tursime, va, tą, sukišau ten krūvą energijos, laiko ir pinigų. Ir buvo visiška nesąmonė padaryta iš finansų pusės, nors atrodė, kad viską darau gerai. Tai va, bet tas emocinis dalykas. Tu buvai, tu matėjai, gražiai atrodė, taip, viskas tvarkoj. Bet, jo. Važiuojam su antra. Taip, gerai. Tai profesija, klientų aptarnavimas, 3 pajamų šaltiniai, darbo sutartis ir individuali veikla, bendros pajamos 3,1, išlaidos gal 2,5 tūkstančio, ne 250. Nu, gal ir 250. Amžius 26, nėra jokių įsipareigojimų. Tikrai, tai reiškia, išlaidos iš tiesų 250. Jo. Netekėjusi, didžiausią dalį pervedu į investavimo platformą, kad gaučiau 3,7% palūkanas. Tai nežinau, į kur perveda. Santaupos nuo pajamų 2,850, santaupų suma 35 tūkstančiai. Investavimo priežastis... Finansinė laisvė, investavimo patirtis, ETF-ai, nekilnojamas turtas, kripto, investuojama suma per mėnesį 2,8 PM. 11,5 metų užtektų. Finansinės pagalbės. Jo. Didoka. Jo, išnaudojamas mokesčių lengvatas, privalomasis pensijos kaupimas, antra pakopa, asmeninė edukacija, seminarai, podcastai, taip. Lūkesčiai, tai dabar va čia tau fainas. Esu įsigijusi 2 butus. Viename gyvenu pati, kitą nuomoju. Iš nuomojamo būsto gaunu 350 per mėnesį. Spalį planuočiau šį būtą parduoti ir gaučiau už jį apie 65 tūkstančius. Taip pat laikomų laisvų pinigų, nesuinvestuotų, investavimo platformoje turiu apie 35 tūkstančius, už kurios gaunu 3,7%. Klausimas, kur galėčiau visą sumą apie 100 tūkstančių suinvestuoti, kad gaučiau apie 10%. Šiuo metu turiu 4 tūkstančius bitkoino, 10 tūkstančių trigubos sverto Nasdaqo, iš jos žadu parduoti, kai pakils, ir 10 tūkstančių S&P 500 accumulating. Domina konkretus fondai su pavadinimais ir ką geriau rinktis, ar kas mėnesį dividendus gauti, ar kaupti po kažkiek metų, nusiiminėti, pavyzdžiui, po 1000 kas mėnesį ir toliau, kad jie, suktųsi. Ar verta sudėti visus likusius pinigus į S&P 500, bet pastaruoju metu matau, kad vertė laikosi stabiliai. Taip pat ar geras variantas suinvestuoti viską iškart, ar visgi geriau pamažą dalį, kas kažkiek laiko. Tai čia tipinis tavo... Aš dabar galvoju, žinai, supildėm, kol kas vertė laikosi stabiliai ir aš galvoju, prieš 2 mėnesius užpildė. Kas nuo to įvyko? Turėjom 18%, man rodos, nuo aukščiausio taško iki žemiausio nukritimą. Turėjom ten 9 pakilimą vienos dienos. Rekordiniai. Taip sakant, nesakyčiau, kad laikosi, bet vėl ilguoju laikotarpiu manau, kad kažkur plus minus 50% tose ribose. Jeigu pasižiūri kartą į ketvirtį, tai laikosi. Žinai, tai dabar pirmas dalykas. Super stipri situacija. Iš paėmus iš tos situacijos, kad jūs uždirbat virš 3000 ir jūsų išlaidos tik 250, yra... Man reikėtų konsultacijos. Ne, tai gal padengia, žinai, gal tiesiog iš karto iš nuomos padengia savo dabar būsto vos, ne, būstas jau turimas. Gerai, jokių... Kiek tu maistų išleidai? Čia jau iš karto vien šitą pusę. Nežinau. Jeigu žmogus susifokusavęs, žinai, po didelį kiekį per 3 pajamų šaltinius dirbti po, žinai, 14-15 valandų, tai pas mane dažniausiai būna klausimas, tada, kai tu sėdėjai po ten 14-16 valandų per dieną, kiek tu išleisdavai kokiam nors ten laisvalaikiu ir taip toliau? 0. Tai šitoje vietoje labai greitai susitaupo. Maistui aš išleisdavau apie 600-700, nes visą laiką užsisakinėjai, nes tu tiesiog neturi laiko ten gaminti ar kažką.
dabartinė situacija, tas 250 labai stipri, bet man iš karto tas red flagas vienas didelis yra 35 000 finansinė pagalbė, kaip paminėjau, 11,5 metų užtektų finansinės pagalbės vien paėmus. Per daug pinigų, aš juos suinvestuočiau anksčiau negu vėliau. Jau turit patirtį ETF-ose, jau turit patirtį NT, jau turit patirtį tam pačiam kripto. Dabar keli dalykai, ką atsižvelgčiau. 2 butai, ar tikrai privaloma vieną parduoti, nes jeigu jūs nusipirkot ir jį turit ir iš jo generuojat pakankamas pajamas, jeigu mes dabar sėdim, paskaičiuojam truputį labai greitai. Klausimas, kada pirko, kol tu skaičiuoji, pasakysiu, kad... 350, žinai, jeigu paimsiu, kad 12, 4200 ir planuojama 6500. 6,5% kažkas tokio. Tai nėra labai geniai. 65 000, neskaičiau. Už kiek dabar parduotų? Tai žinai, nuo dabartinės vertės. Tai vis tiek tu tą yield on costą galėtum paskaičiuoti, kad daug didesni procentai, plus pats nekilnojamo turto augimas irgi šitoje vietoje prisidės, bet 6,5 iš nuomos vien generuoti vėl. Aš paskaičiau visus 12 mėnesių, nepaskaičiau, gal kažkokių sąnaudų papildomų turėsit. Jau yra neblogas toks rodiklis, į kurį galbūt atsižvelgčiau, ar tikrai jūs norite, taip sakant, šokti iš tos nekilnojamo turto investicijos. Vėl, iš kitos pusės paėmus, 2 nekilnojamo turto objektai ir mes turim, kiek čia 10 000, 24 000 kažkokiuose kitose įrankiuose. Tai S&P 500, QQQ3 ir 4000 bitcoin. Procentaliai jūs turit nežmoniškai daug nekilnojamo turto ir gerokai per mažai kitose įrankiuose. Dabar, jeigu mes paimam ilgalaikį laikotarpį, tai paimkim 20 metų S&P 500 ir dedam lump sum versus dollar cost average, lump sum laimi 71%. Tai reiškia, kad didžiąją dalimi mes uždirbsim daugiau pinigų per tą laikotarpį. Ar sekantis 20 metų yra tokie? Nieks nežino. Ir vėl, šita simulacija yra per labai ilgą laikotarpį, tai ar mes galim garantuoti, kad bus tas pats, irgi neaišku. Tai, kad tikėtis identiškos 10% gražos ir ypač jeigu jūs tikitės ten kiekvienais metais, ne tas įrankis. Čia yra sviruojantis įrankis ir tikriausiai pasimatė per paskutinius porą mėnesių, kad egzistuoja. Statistika buvo padaryta, kiek S&P 500 iš tikrųjų vidutiniškai uždirba tuos 10-12, tai apie 80% laiko, jeigu imsim metinį prieaugį arba nuostolį, jis viršyje arba tuos pačius 12%, arba, jis arba į minusą kokius 12 pavaro, arba po 20 uždirba. Tai nėra to vidurkio. Tai aš labai argumentuočiau tokį, galbūt atsargiai prieiti. Jeigu jūs turit labai, taip sakant, pamatėt sviravimus, pajutot, ką reiškia pirmi, taip sakant, raudoni, mėnesiai, metai. Jeigu pandemija šitoje vietoje pajudino tam tikrus sviravimus ir matėt, kad viskas gerai su tuo pačiu 10 000 ir 10 000 QQ3, tai aš drąsiai tą patį 100 000 tikriausiai suinvestuočiau vienu kartu. Jeigu jūs pandemijos, po pandemijos tik tai investavo tuos 20 000 į vertybinius popierius, aš sakyčiau, jūs nepamatėt pakankamų svyravimų ryškiai sumai tam, kad galėtumėt visą 100 suinvestuoti iš karto ir nebijoti prarast, kai viskas pakris ant 30-40%. Tai aš argumentuočiau tikriausiai 5-10 000 per mėnesį ir per sekančius metus, per sekančius 2 metus visą tą sumą periodiškai suinvestuočiau. Pradedant, jeigu jūs planuojat spalį parduoti būstą, jūs šiuo metu turite 35 000, iš kurių kažkur 30 turėtų keliauti į investicijas. Nes su 250 būtinom išlaidom aš nežinau, kodėl jums reikėtų didesnės pagalbės. Dabar ilgalaikiai perspektyvai pats lengviausias būdas, tikriausiai tas pensijinis planas, yra turėti tokį milžinišką kapitalą tam pačiam indeksiniam ilgalaikiam fonde, kad jūs galite kiekvienais metais parduoti po ten 4-5% ir sėdėti savo ramiai, nes jis uždirbinėja jums ten 7-8, galbūt 10. Šioje vietoje, jeigu jūs norite skirtingų strategijų, tikrai galima fokusuotis į tas pačias distribucijas, truputį ramiau yra, kai gauna distribucijas būtent momentais, kai yra krize, nes vis dėlto pajamos atkeliauja atgal, bet tai jau pareikalaus truputį daugiau dėmesio. Jūs šiuo metu savo 3 darbuose uždirbat virš 3000, tai rodo, kad tikrai sugebat generuoti didelės sumas ir sugebat veiklas susirasti, taip sakant, tai darbo sutartis ir individuali veikla. Aš galbūt per daug laiko nepraleisčiau valdydamas savo investicijas ir tiesiog palikčiau per tą kapitalo prieaugį gauti didžiausias grąžas. Jei nuspręsit labiau fokusuotis į būtent tą pajamų gavimo, tai nepamirškite, investicinė sąskaita prasideda nuo šių metų, sekančiais metais reikės ją deklaruoti. Tai čia atsidarot vertybinių popierių sąskaitą ir nepamirštat, kad ją norite įvardinti kaip investicinė sąskaita sekančiais metais, tam, kad jums visi pelnai gauti nebūtų apmokestinami iki to momento, kol neišsiemat pinigų. Tai apie tai mes dar daugiau pakalbėsim, kai reikės deklaruoti, tik tai noriu priminti, kad tie, kas dar neturi ir klausosi, ir jeigu jūs neturit investicinės sąskaitos,
tos, sakykime, vertybinių popierių, kurią po to galėtumėt priskirti. Tai nuoroda yra apačioje su visais bonusais. Mes dirbam su Freedom 24. Visų mūsų portfeliai yra viešai pasiekiami su nuorodomis profilyje. Ten yra ir akumuliuojantis, ir svertiniai, ir super high yield, ir S&P 500 praktiniai eksperimentai. Ten viskas ten yra. Mes eksperimentuojam su daugiau negu 250 milijonų eurų šiai dienai realių pinigų, kurie sėdi tose sąskaitose. Tai jeigu norit pamatyti visą tai, tai nuoroda yra profilyje, susirinkit visus bonusus. Su Freedomu mes dirbam daugiau negu 4 jau, man atrodo, metus šiai dienai. Tai bendrai paėmus ilgalaikis mūsų partneris ir vėlgi galite investuoti ne tik per Freedom, bet ir į Freedom, nes tai yra viešai kotiruojama biržoje įmonė. Vienas geriausių reguliavimų. Jo, tai va, tai šitoje vietoje tiek. Ir vienas niuansas dėl QQQ3, labai svarbu šiuos žadų parduoti, kai pakils. Tai aš iš karto šitoje vietoje, ką padaryčiau jūsų vietoje, tai su svertiniais ir su didžiulio volatilumo aktyvais, išsistatyčiau limit orderį, ta prasme, ties kada aš parduodu ir kokiom sumom, tam, kad jisai pasiekus šitos skaičius iš karto parsiduotų. Kodėl taip daryčiau? Jeigu nežadam ilgai laikyti šitų produktų, nes jisai yra ypatingai volatilus ir gali būti, kad jis pakils tik tai 5 minutėm iki tam tikros kainos ir jūs, jeigu žiūrite ten kartą į mėnesį, kartą į 2 mėnesius, tiesiog praleisit galimybę parduoti, tai tiek su užėjimo taškais būtinai limit orderiai. Jo. Ir supirkimas, sakykime, limit orderiais, bet irgi graduotas, nes jeigu jisai krenta, tai jisai krenta, kaip akmuo daugiau mažiau iš 8 aukšto. Bet jeigu jisai kyla, tai kyla panašiai kaip tas šatlas į kosmosą. Tai... Labai gera tokia metafora, kaip pagauti akmenį krentant iš 8 aukšto. Tai jo, gal palauk, permetinėti per aukštus. Ne, permetinėti per aukštus, žinai, tai supirkinėti taip ties kiekvienu aukštu po truputį. Limit orderiais, nes ką pastebėjau, kad spredai gali būti 3-4 baksai ant vieneto. Nedaug kainuojančio pasirinkimo. Tai, ta prasme, jeigu tu perki, žinai, $5 kainuojantį daiktą ir spredas yra $3, tai, žinai, tu gavosi tas pats, kas nupirkai $3 brangiau, jeigu nupirkai 100 vienetų, 300 minus iš karto. Finansų kontrolierių. Darbo sutartis, 2900 pajamos, 3700 išlaidos, kaip čia veikia? Išlaidos 1700, 1700. Gerai. Nuo 1700 iki 2000 išlaidos. Smegenys nesuveikia. Turi būsto paskolą 1,75% plus Euriboras, 24 metų laikotarpis, tai kas čia pasiėmė 19 prieš pandemiją. Gražinimo metodas anuitetinis, mėnesinė įmoka 4,50, paskolos likutis 75 000, 35 metų, vedęs ir 2 vaikai. Pirmiausia, susimoka savo, santaupos nuo pajamų apie 900, santaupos suma 17 000. Planas 50, tai reiškia už 15 metų pasiekti finansinę nepriklausomybę. Būtų smagu, jeigu įvardintumėt, kokia ta suma yra finansinė nepriklausomybė, nes truputį aiškiau pasidaro. Investavimo patirtis akcijos fondai P2B obligacijos, investuojama suma 700-800 eurų. Finansinės apsaugos, būsto draudimas, sveikatos draudimas per darbdavę ir gyvybės draudimų netiesiogiai laikyčiau savo investicijas ir didėjant jų portfelį, dėl to papildomai nesidraudžiu. Vaiko pinigai irgi investiciniam gyvybės draudime, išnaudojamos lengvatos yra 3 pakopos ir papildomai per darbdavį matau kopą. Asmeninė edukacija, knygos, YouTube kanalai Emilio, Aleksandro Žilvino, Investavimas LT, Ilja, P2P Empire ir kiti. Daug geros edukacijos. Tikrai geros edukacijos. Lūkesčiai įžvalgų, kur būtų galima elgtis geriau. Investuoju nuo pat 18, tačiau prieš 9 metų krizę investuota vienkartinė suma, Finasta, net gavo savo pradinės vertės net per 8-9 metus. Tas stabdė mano investavimą. Dar kelis kartus investavau, pavyzdžiui, Danske valdomus fondus 17, tačiau tai buvo vienkartinės investicijos. Nuo 18 aktyviai investuoju į P2P rinką bei Invelo fondus, nuo 23 į Robur World, einamasis 0,4 tas turto valdymo mokestis, nuo 25 į Bitcoiną, gal ir kiek FOMO suveikė bei Trumpas, bet laikysiu tai labiau kaip funny money. Šiuo metu portfelis P2P 20 000, čia išvardintas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kompanijos. Tai tu pats galėtum P2P Empire raninti. Robur World 9, obligacijos 2000, LMT 1,5, Invelas obligacijų liko apie 1000, BTC nešta 300 eurų pradinis.
Palauk, kokia investuojama suma? 7-800. Nors investuoja, Gerai, visuomet buvau gana taupus, tačiau investuoti daugiau buvo sunkiai įmanoma dėl perkamo būsto ir jo įrengimo prieš 6-7 metus. Taip pat susituokus ir gimus 2 vaikams, žmonos pajamos sumažėjo. Tikslaus biudžeto nesu sudaręs dėl tų pačių NT, vaikų, saulės elektrinės investicija taip pat, tad planuoti santopas buvo gana sunku, nors pinigų likdavo kiekvieną mėnesį ir nestabiliom sumom žaisdavau su P2P. Planuoju mažinti indėlių sumas, tiesiog buvo labai palanki situacija 4-5% palūkanos ir 10 000 eurų ir didinti sumas į investavimą, tą patį bitcoiną 100-200 eurų. Taip pat, nors ir labai patiko P2P dalis, bet susidūriau su Estate Guru, neaiškiai ateitis ir Lendy išėjau truputį pliusą situacijomis, kur platformos rizika yra didelė, tad planuoju nepildyti šios pozicijos ateityje, nebent perskirstyti tarp esamų platformų. Kokie būtų jūsų veiksmai tobulinant esamą situaciją? Šiandien labai gerai atitinka situaciją, žinai. Tai ką darytum su 8 P2P platformom savo portfelyje ir einamąją 20 000 sumą? Tai vidurkis čia kas 2,5 tūkstančio. Jo. Aš supaprastinčiau savo gyvenimą labai stipriai, atsirinkčiau tai, kas man veikia iš tikrųjų. Nieko nėra blogai turėti P2P, P2B, bet, tiek platformų. Realiai šitas nebent žmogus... Nebent raninat P2P empire. Jo, nebent šitas žmogus galėtų ateiti pas mus, žinai, ir sakyti, okei, žiūrėkit, čia yra taip, ir galėtų padaryti, žinai, P2P truputį empire. Edukacijos apie visus. Tai va, bet aš ką atsirinkčiau, aš tikriausiai atsirinkčiau rizikos ir potencialaus pelno santykį, kadangi vis tiek tai yra tas pats produktas, tai yra skola, bendrai paėmus. Tai aš atsirinkčiau produktus, kur yra didesnė grąža su tuo pačiu, sakykime, su ta pačia potencialia rizika. Tai ir viskas. Ir palikčiau 1-2 platformas. Bendrai dabar žiūrint, Robur World... Mes kalbam 30 kelių tūkstančių portfelis ir Robur World 30%. Jo, tai grubiai Robur World, aš iš viso jį tikriausiai sukeičiau į normalų ETF-ą. Kodėl? Dėl to, kad tai yra Swedbankio produktas, jeigu čia, Roburas. Tai jisai ir didesnį, jisai ir didesnį turto valdymo mokestį turi, pirmas dalykas, ir jisai, jeigu ilgalaikiam investavimui, tai kas bus, jeigu Svedui kažkas nutiks, tai nėra... Taip bus, verslas sunku vertinti, bet tai yra papildoma verslo rizika, kurios nelabai aš norėčiau turėti, jeigu aš būčiau jūs šitoje vietoje. Obligacijos viskas tvarkoj, BTC 300 palikti iki laimingos pabaigos ir tiek žinių. Ką aš daryčiau? Aš tikėtina pasidaryčiau savo portfelio inventorizaciją per turto klasę ir pasižiūrėčiau, kiek pinigų pas mane sėdi pinigų tuose piniguose, pinigais ir kiek sėdi turte. Bendrai turte šiai dienai aš matau, kad sėdi gerokai mažiau negu pinigais. Tai tikslas yra turėti, bent jau mano, kiek aš savo išsigryninau visada, P2P, stabilus, visi tie aktyvai, kurie neturi svyravimo rizikos, bet kurie turi kitas, žinoma, rizikas, 30-40%. Aš apie tai netgi ir seminare viename kalbėjau, webinare, pagal tą rizikos matricą, nes jie labai stabilizuoja portfelį. Tai jūs pagal savo rizikos toleranciją tiesiog pasižiūrėkit, kokią įtaką galėtų padaryti, jeigu jūs turit stabiliuose investicijose, nesvyruojančiose investicijose 30% portfelio ir ten, sakykime, svyruojančiose investicijose 50, 60, 70% portfelio. Tas inkaras, jisai labai duoda gerą tą risk-reward ratio ir tada galima... Bet lėtai laivas plaukia. Aš skaičiavau, kad žinok, ne taip ir lėtai, jeigu tu renkiesi high yield aktyvus, ta prasme... Tu čia į barbelį, man rodos, labiau taikai. Maža rizika ir aukšta rizika. Čia nėra mažos rizikos, ten nėra mažos rizikos, ten nėra svyravimo rizikos, ten yra kita rizika. Bet jeigu... Kad negražins laikų ir taip toliau, kad platforma... Tiesa, bet aš manau, kad vis tiek, jeigu tu edukuotai darai tos sprendimus, tu truputį suvaldai tą iš savo pusės. Tai va, bet... Iš kitos pusės, ką aš daryčiau? Keiščiau Robur World į normalų ETF-ą per vertybinių popierių sąskaitą. Tai nuorodai vertybinių popierių sąskaitą, dar kartą primenu, kad rasite apačioj. Pasirinkimai visam pasauliui, jeigu norisi labai koncentruoto, tai XDQ vienas iš variantų, tai quality, vienas iš pasirinkimų IVDA, tai yra developed, tik tai išsivyščiusios šalis. Jeigu ten visiškai nefiltruojant, tai tokiu atveju ten VWC.
gali būti TDIV, jeigu norisi to viso pasaulio developti ir dar su dividendai šiek tiek jo ir visiškai kitokios paskirstimos be orientacijos į technologijų sektorių. Tai čia vėlgi apie 4% dividendų. Geriausias alternatyvas CHD fondui. Tai jeigu pasiskaitysit apie CHD, tai tada TDIV labai panašus. Viskas. Ir ten pumpuočiau didžiąją dalį savo pinigų ir kapitalo kartą į metus, palaikydamas tą balansą, kiek aš noriu ten turėti pagal tą barbelio strategiją. Ir viskas. Ir tiek žinių. Ir fokusuočiausi. O dėtum, jeigu 7-800 investuoja, sako 2-300 planuotų į BTC pagal dabartinę situaciją. Aš į BTC apie 20% nuo norimos investuoti pinigų sumos. Plus, su BTC yra labai fainas momentas, kadangi jis yra sąlyginai cikliškas daiktas, labai faina. Kai mes turim labai didžiulę augimo fazę, aš iš viso jį neinvestuočiau. Tiesiog aš jo nepildyčiau, nes nėra pointo, nes jisai yra ant tiek sprogstamosios jėgos turintis daiktas, kai jis užvažiuoja, bet po to vis tiek neišvengiamai nukrenta. Tai va, apie 30-40. Jo. Ir viskas tai, kol jisai krenta, ta prasme, po to viso, supirkinėjai, kol jisai ten vaikšto kažkokiose rėžiuose, supirkinėjai, pradeda kilt, nėra ten ko jo pirkti, alokuokime pinigus kitur. Tai va, ir šitoje vietoje tai yra šiek tiek aktyvesnis tas rinkos stebėjimas, bet jis tikrai nėra antiek aktyvus. Ir viskas, tai labai trumpai, P2P, P2B. Šiai dienai išsigryninčiau 1-2 platformas ir tikriausiai dalį pinigų traukčiau iš tenai dabar, kol rinkose yra neapibrieštumas ir kol mes turim milžiniškus volatilumus. Tai būtų vienas iš geriausių laikotarpių periodiškai supirkti visą tą neapibrieštumą ir baimę per tą patį ETF-ą. Obligacijos palieku pačiam spręsti, kripto šiai dienai po truputį supirkinėčiau. Teoriniam lygmenį kripto atkartoja M2 Money Supply. M2 Money Supply šiai dienai yra užkilęs labai stipriai, BTC labai stipriai lagina dar, bet jisai ir lagina apie 100 dienų nuo M2 Money Supply. Šiai dienai yra praėję apie 45-50 dienų, kai mes filmuojam šitą video. Tai tikėtina, kad turėsim šoną, bet ateities niekas nežino. Jo. Tai va, mes sakėm, kad tai rekomendacijos. Tai va, tai šitoje vietoje aš kažkiek papirkčiau prie dabartinių kainų, kai jisai šoktų į viršų, tiesiog nepirkčiau, nepildyčiau portfelio ir tiek. Ir viskas, daugiau net, nežinau, čia žmogus viską daro pakankamai teisingai. Tos pagalvės gal 17 000. Bet su 2 vaikais? Jo, gal, jo, aš apie 15 laikyčiau tikriausiai ir būtų ramu. Man dar vienas tikriausiai, jeigu jūsų pagrindinė priežastis yra finansinė nepriklausomybė, tai kiek jūs turite sukaupti? Ar pagal dabartinę strategiją jūs keliaujate tenais ar ne? Jeigu jūs galite šitą klausimą atsakyti skaičiais ir žinoti, kad jums reikia investuoti, sakykime, 700 per mėnesį arba 1000 per mėnesį, tada atsiranda, kad pirmiausia susimoku savo specifinę sumą, kad pasiekčiau tikslus ir tada jau judu su visom kitom išlaidom, tada bus truputį lengviau valyti finansus prieš pagal tą, ką jūs papasakojo čionais. Dabar smagu, kad per tokį laikotarpį investavimo jūs net ir su dideliais iššūkiais vis tiek tęsėt šitą kelionę. Čia, manau, yra 8 krizė išmokta, 18, 12 ten pasviravimai, 14 tam tikrus, ten 20 pandemijos. Tai toks kabliukas, kad vis tiek praėjot per visą tą laikotarpį tai ir nepabėgo, čia yra tikrai pagirtina ir turėti tą patirtį tikrai smagu. Vienas dalykas, kad tiesiog investavimas neturėtų tapti papildoma veikla, jūs turėtumėte uždirbinti pinigus, kuo greičiau paversti juos turtu, kuris dirba jums ir viskas. Aš labai pritariu, kad P2P, P2B tikriausiai išsigryninčiau tik kelis ir sakyčiau, uždarinėjom visus kitus pasirinkimus. ETF-ai, tos pačios obligacijos irgi jūs galite pirkti per vertybinių popierių sąskaitą, kad būtų vienoje koncentruotoje vietoje, kad nereikėtų skirtingų vietų gauti skirtingus išrašus. Ir tuomet periodinis investavimas pagal jūsų strategiją. Jeigu žinot sumą, kurią norit pasiekti, žinot įrankį, kurį dedat pinigus, žinot preliminarią grąžą, tai matematinė formulė. Žinau, per kiek laiko turiu investuoti kokią sumą tam, kad pasiekčiau. Ja, šiaip stipru, vis tiek stipri situacija, kad ir, taip sakant, su visais tais kaprizais praėjus. Ja, ir dar vienas dalykas, kadangi jau buvo pasimokyta 2-3 kartus, tai neinvestuot lump sum, o paskaidyti šiek tiek tą vadinamą dollar cost average, nes kaip matėm per 8-9 metus vėlgi neišlindo net į tai, kas buvo suinvestuota.
Tokių situacijų būna, viskas priklauso nuo momento, kada mes investuojam. Geriausio niekas nežino. Žinom tik tai tiek, kad per 8-9 neišvažiavo. Niekas nežino. Jo, per 8-9 neišvažiavo, bet per 20 galbūt būtų išvažiavę. Jo, tai šitoje vietoje toks niuansėlis. Tai tiek šiam kartui. Smagu buvo pabendrauti, smagu buvo aptarti geros situacijos. Priminsiu, kad jeigu jūsų situacija arba jūsų kaimyno situacija norit, kad aptartume, klausimynas apačioje. Jeigu norit į pavienius klausimus gauti atsakymus, tiesiog palikit komentarą. Šiaip patiktų gauti įžvalgas, ar patinka tą, ką darom. Tai čia smagu gauti visą laiką tokias, padėjo, nes išklausiau tą situaciją, pradėjau investuoti, taip toliau. Tikrai drąsiai palikit komentarus, padeda mums labai likti motyvuotams. O tuo pačiu priminsiu, kad nepamirškit pasiimti visų bonusų iš aprašymų, iš mūsų partnerių Freedom 24. Ir mes su jumis susitiksim sekančiame epizode. Iki. Čiau.